reikėtų gal mylėti gamtą, nes be natūralių medžiagų, aš galvoju, čia nes nelabai apsės. Reikia važiuoti pačiai į mišką, rinkti samanas. Iki gėlių nuvalymo niekada mergaitės neturėsit gražių nagų. Rankos bus visą laiką juodas, kurias reikės slėpti po stalu. Ir nugaros problemos ir visą kitą čia neišvengiamai. Aš mėgstu šitą darbą, nes galiu save realizuoti, ypatingai tokiu atveju, jeigu mane, sakyk, gaunu užsakymą ir manęs nieko neįpareigoja, neriboja daugiau. Bet automatiškai jūs neturėsit jokių išeiginių, jokių šventinių savo asmeninių šeimos dienų, nes tai yra jūsų darbas. Būna netgi, ir ypatingai mūsų mažose šitose miestelėse yra žmonių, kurie ateina tiesiog su tavim pakalbėti. Tai todėl, kad jie ypatingai močiutės vienišos, jeigu jos neturi bendravimo. Ir jeigu randa su ko pasišnekėti, jos eina ir eina. Taip pat kaip ir kirpėja kirpdama, jinai užima tą klientą, žino visą gyvenimo istoriją visų klientų. Tas ypatingai, ir jeigu tu būsi kažkokia nepraktiška, ar, sakykime, nemokėsi išklausyti žmogaus, jis pas tave daugiau neateis. Tas man labai gražu daryti, aš tikrai nebegalėsiu. Iš tikrųjų, tai galiu pasidžiaugti tuo, kad darbai labai originalūs, tikrai niekur negausi, kažkas tai tokio iš fantastinės, kaip aš sakau, srities. Maksimai nenusipirksi, tam eBay'e, kokiam ten irgi internetiniai parduotuvėje neužsisakysi, bet tai yra vienetiniai darbai.